Labas vakaras. Gyvenimo būdo žurnalas Gyvenimas pagal grožį vėl jūsų ekranuose. Šiandieną mes papasakosime vieną gražią meilės, nusivylimų ir šeimyninės laimės istoriją. Jauna 39 metų mergina net 2 kadencijas buvo ištikima valstybės tarnybai. Tačiau gyvenimo vingiai nuvinguriavo taip, kad moteris turėjo patirti skaudžias skyrybas. Ir tik štai dabar ji vėl gali ramiai išgyventi šeimyninę laimę. Ir mūsų laidos herojė šiandien yra buvusio prezidento padėjėja, kas ne kas, Božena. Prieš 12 metų žmonės pastebėjo, su kokiu atsidavimu iki mokyklinio amžiaus pedagogiką baigusi Božena puolė į valstybės tarnybą. Moteris pasijuto atradusi savo pašaukimą. Tada dar toks naivumas buvo, jaunatviškas maksimalizmas prasiverždavo. Atrodė, kad valstybės tarnyba, man ir aš valstybės tarnybai esame tiesiog sukurti vienas kitam. Visko buvo su ta valstybės tarnyba. Buvo tolimų kelionių, buvo 5 žvaigždučių viešbučių. Visko buvo. Bet paskui tas medaus mėnuo baigėsi. Bet juk tai pasitaiko, ne? Atsitinka, kad santykiuose visko būna, kad balsą pakeli, būna, kad pasakai negražų žodį, juk būna, ne? Tai būna, viską padarai, o paskui gailiesi. Tai buvo ir mums su valstybės tarnyba. Žinoma, aš pakeldavau balsą, pasikarščiuodavau, paintriguodavau, bet aš niekad nemaniau, kad mums teks skirti su valstybės tarnyba. Aš maniau, kad mūsų ryšys su ja visam gyvenimui. Ir čia moters balsas ima virpėti. Akivaizdu, kad į paviršių iškyla skaudūs prisiminimai, kaip jauna moteris praktiškai tuščiomis rankomis turėjo palikti valstybės tarnybą. Aš jaučiausi sugniuždyta, aš labai daug galvojau. Ką aš dariau ne taip, kad mano planai sulaukti senatvės valstybės tarnyboje sužlugo. Kaip sakoma, žmogus planuoja, o Dievas, ką jis daro? Dainuoja. Juokiasi. Taip ir atsitiko. Ir kai prezidento kadencija baigėsi, paaiškėjo, kad manęs ir valstybės tarnybos jau niekas nebesieja. Kas mums beliko? Mums beliko skirtis. Tačiau iš liūdesio ir skausmo jauną moterį pažadino nauja meilė. Dar būnant valstybės tarnyboje, Boženai dėmesį pradėjo rodyti vienas jaunuolis. Pas tą patį prezidentą apsaugininku dirbęs vyras atsirado šalia kenčiančios moters ir sugebėjo išgydyti sužeistą jo sielą. Širdžiai dienotvarkės nesudarysi ir nepaintriguosi. Atsitinka taip, kaip atsitinka. Tiesiog mes pajutome staiga, kad mus sieja kažkoks tai ryšys. Jis buvo iš vado, aš irgi dirbau vadui. Ir staiga supratom, kad ir staiga atsirado tas dėmesys ir gimė tas jausmas ir jau mes ir viskas tas ir atsirado. Jo. Netruko nuskambėti vedybų varpai. Ryžtis vedyboms po skaudžių skyrybų su valstybės tarnyba, aišku, kad man buvo nelengva, man buvo truputėlį baisu, bet, kaip sakoma, kas nerizikuoja, tas negeria šampano, o šampano mūsų vestuvėse tai buvo daug. Na, o dabar jau nauji rūpesčiai. Esame jauna, graži šeima, stojamės ant kojų ir mums tie, aišku, rūpesčiai yra labai malonūs. Mes turime daug dirbti, kad sukurtumėm savo abipusę gražią, bendrą, jauną, smagią laimę, ar ne? Daug dirbam, štai pavyzdžiui, mano vyras, apsaugininkas, kad daugiau užsidirbtų, netgi į namus parsineša darbo. Saugo mane, dabar štai jūs saugo.
aš jam netgi kartais sakau, na tu tiek daug nesaugok, tu nors truputėlį pailsėgi, nieko. Bet jis vis tiek mane saugo. Jis nori, kad aš būčiau laiminga. Ir aš būsiu. Mes linkime laidos herojai nebekartoti praeitų gyvenimo klaidų ir atrasti laimingą ir saugų gyvenimą. Taip, saugų, ačiū. Saugų gyvenimą jie jau atrado, nes gyvena su apsaugininku. O mes šį vakarą atsisveikiname. Čia buvo gyvenimo būdo laida Gyvenimas pagal grožį.